geros nuotaikos, turėjom geras 2 treniruotės ir skrendam į Londoną. Šiandien nebesitreniruosime, šiandien tik įsikursime. Rytoj turim 1 treniruotę. Ir ką, sekmadienį į kovą. Akistės atidarėme ar nelabai, dirbsit čia? Nemanau, kad suspėsim, yra ką veikti, atidarėme. Treneriau, tas laikas nuo Venesuelos iki dabar, ką pavyko padaryti, nežinau, išlaikyti formą, ją pakelti, planavot viską, taip ir įvyko? Nu, aš manau, kad mes tikrai forma neprastesnė. Aš manau, kad mes pagerinom tą žaidimą, supratimą tarpusavį. Padarėm tam tikrus nedidelius pakeitimus, kurie mums padeda, sakysim, tiek puolant, tiek ginantis. Aš manau, kad mes įvažiuojam neblogoj formoje, bet tą reikia viską parodyti rungtynių metu aikštelėje. Turime kažkokį pranašumą prieš komandas, kurios galbūt nežaidė atrankos turnyre ir kurios galbūt vėliau pradėjo kažkaip rengtis, neturėjo tokių rimtesnių mačų? Pranašumas turbūt tas, kad mes jau praėjom tam tikrus išbandymus. Mes pabūmė įvairiose situacijose, sunkiose. Mes parodėm charakterį ir tas, bet žinote, mes čia galim kalbėti apie pranašumus, juos reikia parodyti tada, kada ateina laikas. Ir tada mes sakysim, kad mes juos išnaudojam, bet gali turėti pranašumus ir jų neparodyti aikštelėje ir tada tie pranašumai netenka prasmės. Jūs Argentiną žaidėte prieš 4 metus, prieš 2 metus, turime Lietuvos rinktinę. Ką reikia dabar daryti, kad norint juos nugalėti? Reikia taip pat gerai žaisti kaip tada. Jų jėga žinoma, tai skola visų pirma. Tada nebuvo Žinobili. Jis prisidėjo tarp šitie 2 žmonės, turbūt ko gero pavojingiausi, bet jie turi ir kitų patyrusių žaidėjų, sakysim, ryšys tarp Pridžionė ir Skola, 2 prieš 2 žaidimas. Nočionio nebuvo, kuris prideda tiek fizinės jėgos, tiek gali mesti iš toli, tiek išsiveršti. Aišku, Karlas Delfino. Bet, sakysim, jie žaidžia mažesnę rotaciją. Jie naudoja turbūt kokius 7, maksimus 8 žaidėjus. Aišku, tai pirmos rungtynės, bet aš manau, kad mūsų suolas ilgesnis. Mes norėsime tai išnaudoti. Kažkokį palinkėjimą sirgaliams, nes daugybės žmonių stebės rungtynės, gal turit pageidavimų būti kantiems? Nu ką, aš turbūt ne tik tai sirgaliams, aš ir mūsų visiems olimpiečiams, taip pat ir savo komandai, ir visiems žmonėms, kad tos olimpinės žaidynės mums atneštų daugiau gerų emocijų, kad mūsų tie startai, mūsų sportininkų, ne tik krepšininkų startai, suvienytų tautą, bent tuo laikotarpiu, ir kad duotų postūmį mūsų kasdieniam gyvenime, visuose mūsų darbuose.